Deeper Chirp Plus su 60 € nuolaida. Sonaras geriausioms tavo patirtims. Kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Sveiki, gerbimieji žvejai ir laivybos mylėtojai. Sveikinuosi šiandien su jumis aš nuo Atlanto vandenyno. Esu nuostabioje, gražioje jachtoje ir išpuolė man nuostabus žygis, į kurį mane pakvietė mano draugas Mindaugas, dirbantis kapitonu ant šitos nuostabios jachtos ir turėjęs užduotį pervaryti ją iš Maljorkos pro Gibraltarą į Kanarų salas. Taigi, kokia ta jachta ir koks tas gyvenimas ant varinės jachtos, papasakosiu aš ir pirmiausia mes paklausime pačio kapitono Mingo. Labas rytas, kapitone. Labas, Dariau. Nu kaip ta naktelė praėjo? Nu, praėjo neblogai, visai iš tikrųjų. Sudėtingas etapas buvo toksai ties Gibraltaru, nes nepataikėmės su išplaukimu, nes turėjom kurą užsipilinėti ties aukštų vandeniu, o paskui nepalankus momentas buvo išplaukti, tai turėjom plaukti tiesiog prieš srovę. Ir turėjom ir vėjo, ir bangų nemažai. Ir dar naktis buvo. Naktis ir prieš srovę, tai ir trafikas. Nebuvo labai komfortiškai. Jo, aplinkui mačiau tik tai margėjo įvairiausios švieselės. Tai tunelis, čia kaip sakant, tunelis į Europą, tai visi laivai pro ten plaukia, tai dėl to ir ten labai aktyvi zona tokia. Dabar taip įspūdingai atrodo visas šitas dashboardas, valdymo panelė. Jeigu galima, norėtume paklausti porą žodžių apie šią jachtą, apie šitą laivą. Koks jis yra toksai stabus, kaip senovės piratų kūrinys, kaip iš mano vaikystės svajonių. Kas tai per laivas? Tai jeigu trumpai, tai būtų 24 metrų klasikinis būrinis ketšas. Ketšas yra dvistiebis laivas, kurio pagrindinis stiebas yra priekyje, pagalbinis stiebas yra laivo gale. Mes turime penkias būres pastovios, kurios yra ant laivo, ir dar dvi gali būti keliamas kaip pagalbinės tos būrės. Čia priklausomai nuo vėjo. Taip, nuo vėjo krypties, nuo vėjo stiprumo, sakykime, ir panašiai. Tai jeigu neturim vėjo arba vėjas nepalankia kryptim, kaip šiuo atveju, sakykime, tai mes plaukiam variklio pagalba. Variklis pas mus yra 270 arklių, paprastas labai Mercedes variklis. Ir aš mačiau įdomų dalyką, kiek motovalandų jis yra atidirbęs. Taip. Ir kai lietuviai sako, o čia turbūt virš 100 motovalandų yra daug, tai kiek šitas atidirbęs jau? Tai variklis yra atidirbęs apie 18 500 valandų, jeigu tiksliai, tai 18 370, bet ties 16 000 valandų buvo atliktas variklio kapitalinis remontas, buvo labai didelis darbas čia, nes reikėjo išimti visą variklį, pakeistas visos judančios detalės jame ir varikliukas vėl kaip naujas buvo.
Tai dabar tarnauja, kaip sakant, na gal neprisišnekėkim dėl tą vietą, tai tarnauja. Bet tarnauja gerai. Kol kas jau savaitė kelionės iš Maljorkos pro Gibraltarą, kol kas viskas einasi kuo puikiausiai. Tokių jachtų čia Olandų statykla Jonger, taip. Jonger. Ar daug pasaulyje jų yra? Ar yra tekę sutikti kada? Nėra labai daug, nes šitos visos jachtos buvo gamintos tik pagal individualius užsakymus. Ir šita jachta yra 380, sakykime, pagaminta. Tai jų nėra labai daug. Sutikti įmanoma, sutikęs ne vieną, kaip tik sutikom vieną Gibraltarę, pylėsi kūrą. Jos yra nelenktyninė šitos jachtos, daugiau kruizinės keliavimui, gyvenimui. Taip, tai čia yra kruizinimui, kelionėms, gyvenimui, komfortiškam, sakykime, plaukimui. Jachtos svoris yra 70 tonų, tai yra tikrai labai daug, kaip būriniam laivui, pagaminta iš plieno, tai sakykime, jinai tokia daugiau suteikianti komfortą negu ekstremalaus buriavimo. Pakankamai saugiai jinai. Labai saugiai. Ta prasme, su šita jachta galim keliauti bet kur pasaulyje. Ta prasme, tiek po žydruosius vandenis Atlanto, ta prasme, Viduržemio jūrą ir panašiai, tiek į šiaurę, į Antarktidą, ta prasme, tai nekur absoliučiai. Kiek teko buriuot aplankyti, kokių kraštų tau su... Pakankamai nemažai. Šiaip iš tikrųjų tai daugiausia laiko praleista turbūt Viduržemio jūrai. Tai Viduržemio jūrai turbūt būtų sunku pasakyti, kur nebuvęs. Tai Italija, Malta, Graikija, Prancūzija, Maljorka, Ispanija. Taip pat Marokas, Tunisas, sakykime, visi kraštai yra aplankyti. Yra tekę tau kirsti Atlantą, Atlanto vandenyną? Ne kartą teko. Ir dabar ruošiamės, sakykime, iškart po Kalėdų, taip pat plauksim per Atlantą į Karibus. Karibus irgi nemažai teko paplaukyti, gal ne tiek, kiek Viduržemio jūrai, bet pakankamai nemažai. Šis sezonas nusimato šiek tiek ilgesnis Karibuose, tai plauksim pirmą salą mes į Barbadosą ir paskui iš Barbadoso į šiaurę. Tai ta prasme aplankysim visas Windward and Leeward Islands Karibuose, taip vadinamus. Tai tikrai nemažai kraštų. Ir numatyta irgi toksai, sakykime, labai įdomus maršrutas ateinančiai vasarai. Ateinančią vasarą mes vėlgi per Atlantą į Šiaurės jūrą, tai ten bus šiaurinė Prancūzija ir planuojam į Baltijos jūrą. Tai gal aplankysite ir mūsų tėviškėlę Lietuvą? Be abejo. Būtų labai smagu. Čia kitaip ir neįmanoma turbūt. Jo, matyti sėlinančią tokią gražuolę į mūsų uostą. Ar gerai žmonės sako, kad tikras kapitonas kiekvienam uoste turi po mylimąją ir po to lankoje? Čia dažnas atvejis, mano atveju dažniausiai būna mano žmona aplanko. Ne kiekvienam uoste, bet labai dažnam uoste. Bet, sakykime, tikrai tokių istorijų girdėjęs ne viena yra. Ir pas jūs tvarka gan griežta. Man buvo iškart pasakyta, kad kol keliaujam ir Bachtuose būdim, tai jokio alkoholio, o jau kai atvykstam į uostą, tada galima susipažinti su vietinė kultūra ir truputį atsipūsti. Alkoholis tikrai nedraugas ant laivo, ypač buriavimo metu, nes visgi yra pakankamai didelė rizika, kai blogas oras ir panašiai, tai mes šituo atveju esam labai kategoriški. O kaip orientuotis? Aš mačiau Vachtuose, ant kiek yra didelis judėjimas kai kuriuose vietose, ties Gibraltaro, pavyzdžiui, laivų. Ir čia yra tiek daug įvairiausios įrangos, nors laivas yra 94 metų, tačiau yra ne kartą atnaujintas ir matyt pastoviai atnaujinamas. Kai mes dabar esam ką tik atsinaujinę, sakykime, su navigacinė įranga. Navigacinė įranga pakankamai tikrai gera,
praktiškai viskas yra kaip ir ant komercinių laivų, tai turim mes automatinę identifikavimo sistemą, kur atpažįstam laivo plaukimo kryptį, jo atstumą, taip vadinamas. Angliškai būtų Automatic Identification System. Toliau navigacijai naudojam Time Zero, tai vėlgi čia toksai yra komercinis jau dalykas. Čia tie žemėlapiai, taip? Taip, tai toliau turim radarą. Pagal radarą mes galim atpažinti taip pat laivą, nustatyti jo atstumą iki mūsų, jo plaukimo kryptį ir panašiai. Daug saugumo dalykų turime, tai tarkim, mes kiekvienas įgulos narys liemenėje savo turim tokį kaip mob device'ą, tai čia būtų žmogus už borto prietaisas, kuris identifikuoja, kad kažkas tai iškrito, siunčia mums signalą, kad kažkas tai yra iškritęs ir nurodo jo buvimo vietą, tai čia labai svarbus toks dalykas dėl saugumo. Taip pat turim, sakykime, vaizdo kameras, kur naktį galim pasižiūrėti kažkokią kliūtį, galim apžiūrėti ar dar kažką, tai tikrai tokių dalykų nemažai. Ir mačiau, turite netgi susikomplektavę su meškere. Yra tekę žuvį pagauti einant vandeninu, kai po tavim yra kartais ir 1000 metrų gylis. Šiuo momentu mes turime 720 metrų gylį. Tai pagaunam žuvies tikrai pakankamai nemažai. O kokios tos žuvis būna? Įvairiai. Tai šią vasarą, tarkim, buvo vienas iš įdomesnių dalykų, kad pagavom merliną. Tai tikrai toksai įdomi žuvis buvo, o šiaip tai dažniausiai mahi-mahi, tūnas ir kitos, nesakykime, mažesnis. Ir kai Neptūnas padovanoja tokį laimikį, tai turbūt jisai ir keliauja ant jūsų stalo. Be abejonės. Tai vienareikšmiškai aš dar kaip ir labai mėgėjas gamintai, čia visi laukia, kada kažkas bus pagauta, kad galėčiau kažką ypatingo paruošti. Ta tikrai patiriu kiekvieną dieną ir dar sykį dėkoju Jums už galimybę sudalyvauti tokioj misijoje, tokioje ekspedicijoje, prisiliesti prie buriuotojų gyvenimo, prie vachtų, prie laivų stebėjimo, prasilenkimo. O dabar iš kapitono dashboardo, iš vairavimo vietos nusileidžiame į pagrindinį saloną. Štai čia turime laivo kajutę, dar vieną darbo vietą, virtuvė, kambusas ir netgi variklių skyrius, nors jachta burinė, tačiau esant reikalui. Pirmą savo gyvenime įrašą laivo žurnale po naktinės vachtos, taigi pildau pagrindinius punktus. Taip, kurs orderė, tai čia mūsų kursas, dabartinis, kuriuo einam, 243. Teisingai, Mingo? Jeigu klystu, tai stabdyk mane, kad nesuklyčiau. Tai dar turėtum laiką parašyti pradžiai? Taip, pirmiausia, laikas vietarpu 0800 0. Kursas 249. Gerai. Log reading, tai čia yra mūsų
čia trip, ten turėtų būti toksai trip. Taip, kiek nukeliavom? Jo, kiek iš viso esame nukeliavę, tai... 541,8, visai nemažai. Be kablelio? Jo, 541 ir viskas tiesiog. 541. Heading, tai dabar, ką rodo mūsų... Sekantis, jo. 231. Distance run, tai yra dabar... Paskaičiuoti jau čia reikia dabar. Paskaičiuojam. Iš praeitos vaktos įmam. 541 minus praeita vakta 230, tai 11 milyčių. Ne 11. 541 minus... 520, man taip atrodo buvo, jeigu neklystu. Minus 520, teisingai. Tai 21. Taip. Mylė, visai nieko. 21. Nors rekordas, kiek atsimenu, jūs ten... 37, kai virš 11 mazgų momentais buvo. Taip, speed over ground šiuo momentu yra 5,5 vidurkis šokinėjo. 5,5. True-wind tikrasis nesumuotas yra... Ne, čia true-wind direction, tai čia... Čia directions, o... Tai šitai rašom, šitas dabar turi rašytis. Kryptė, ne? Taip, kryptis. Oi, kaip jinai šokinėja. Tai čia maždaug vieną nuim, kokius 180. Okay. Priimkim. 180. True-wind speed, čia beveik nieko, tai... ten... Nu, 1,8 turbūt. 1,8, taip. AVS tai yra pas mus average... Upper and wind speed. Ai, tai sumuotas. Ne, tai čia dabar tu upper and wind angle tau reikia rašyti. Upper and wind angle, o šitas bus. Šitas... Tai čia yra 40 laipsnių, sakykime. 40 greitis dasideda, nu, 2, tarkim, koks nors. Taip, barometras 10-19, oras šiaip pastovus. Pozicija mes galim imti šitą. Iš čia, taip, taip galim ir išeimti. 5 laipsnių 29 minutės, be sekundžių rašau. Turėtų būti taip, North 35 laipsniai, 29 minutės, 4 sekundės. Vienas skaičiukas sekundė. Minutės, 4 sekundės. Ir dabar West. Platuma 6 laipsniai 35 minutės 5. Šiandien jau bangelės gan stipriai įsisupo. Manau, kad kažkur tai apie 5-6 metrus siekia. Vėjas yra apie 25 mazgus. Norėjau aš pamatyti, koks tas jūrininkų gyvenimas iš vidaus. Tai ką galiu pasakyti, kad žavus be abejo yra. Stichija, plotai, kai reikia tvarkyti ant denio pasvyrus įvairios šartovės, stropus, virvės, kai reikia viduje bandyti repečkiotis vaikštant, taip pat svyruojant laivui gan didelėmis amplitudėmis, po 30 laipsnių, kai reikia bandyti daryti valgyti tokiamis sąlygomis, nueiti dušą, nueiti tualetą arba taisyti karštoj variklio patalpoj generatorių, trykštant karštam vandeniui iš sutrūkusios šlangos.
toks yra tas jūrininkų gyvenimas, tokia kasdienybė. Be abejo, jį žavi. Ateina debesys, užeina vėjai, paskui jie vėl nurimsta. Visą tai suteikia daugybę žavesio, tačiau iššūkių irgi yra nemažai. Tame yra daug jėgos, daug atitrūkimo nuo kasdienių reikalų, nuo kasdienio srauto, tokių platesnių pažiūrų, filosofavimo. Gyvenimas jūroje klaidų neatleidžia, bet yra stiprus ir tikras. Tai kągi, tiek šiandien su jumis norėjau pasidalinti šiomis akimirkomis šiuo metu ir sakau jums, kaip bebūtų, smagaus plaukiojimo. Iki. Deeper Chirp Plus su 60 € nuolaida. Sonaras geriausioms tavo patirtims. Kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.